Granito imitacija su molio tinku nėra lengva, bet tikrai veikiama technika. Pirmam sluoksniui naudosime apdailinį molio tinką su 197 spalvos pigmentu. Labai plonai glaistome sieną, vietomis sukurdami iškilę faktūrą. Norėdami sukurti tokį raštą, ant glaistyklės briaunos turime pasiimti šiek tiek molio tinko. Tada greitų judesių braukti glaistyklę taip, kad paviršių liestų tik molio tinko mišinys. Išdžiūvus pirmam sluoksniui nuskutame didžiausius faktūros iškilumus. Tik nepersistinkite ir nenuskuskite visko iki plokštumos. Mūsų sukurtas raštas visų gražumu atsiskleis paskutinėme sluoksnyje. Antram sluoksniui panaudosime apdailinį molio tinką su 141 spalvos pigmentu. Sieną glaistome labai plonai, vietomis palikdami ertmes į pirmąjį sluoksnį. Kol siena yra drėgna, bet nebetepanti rankų, pradedame glaistyti trečiąjį sluoksnį, molio marmuro glaistą Finish 9 su 212 spalvos pigmentu. Mūsų tikslas, kad antrasis sluoksnis šiek tiek persimaišytų su trečiuoju. Glaistome labai plonai. Jeigu norime, galime palikti ertmių į apatinį sluoksnį, bet nebūtinai. Jeigu po trečiojo sluoksnio siena jums patinka, beliks ją sukietinti ir tikrai gali likti ir taip. O jeigu norite dar labiau sušvelninti spalvas ir suteikti daugiau subtilumo, glaistome ketvirtąjį sluoksnį, panaudodami tos pačios spalvos molio marmuro glaistą Finish 9. Beliks švariai nusivalyti įrankį ir sukietinti paviršių. Įrankis tvirtai spaudžiamas į sieną, o viena glaistyklės briauna privalo būti atkelta. Jei priglausite įrankį visą plokštumą prie sienos, rankenos tvirtinimo vietos tikrai paliks žymes. Sienos užbaigimui galima naudoti lakus, vaškus, aliejus arba palikti natūraliai. Šiuo atveju panaudojame skystą vašką, tad išdžiūvusi sienos spalva liks panaši, kokia ir buvo. Norint dar daugiau efektų ir ryškesnių spalvų, sieną galima dengti įvairiomis alyvomis. Šiuo atveju mes panaudojame tungų aliejų. Nors abu eskizai daryti tomis pačiamis spalvomis, puikiai matome, kaip galutinį vaizdą lėmė paviršiaus apsaugai pasirinkti produktai. Jeigu norite išbandyti savo jėgas, kviečiame sudalyvauti antrame mokymų modulyje, kuriame ir mokome šią bei kitas technikas. Beje, granito imitacija gali būti įvairiausių spalvų ir raštų intensyvumų.